Taigi, papasakosiu vieną istoriją. Vakar pradėjau remontuoti namo stogą. Matosi, jau ten šviežia plevelė uždėta. Ir ardant pakalimą, va, ten toj pusėje dar nenuardytas stogas, tai matosi jau pakalimas. Va, šitas čia yra pakalimas. A čia mes jau nuardėm. Ir šitam pakalime radom žvirblių lizdą. 5 maži žvirbliukai. Jie dar skraidyti negali. Na ir teko išardyti jų namą. Nu ir nesinorėjo labai, kad jie žūtų visgi 5 paukščiukai. Tai aš užlipau su va šita dėžute. Čia va dar lizdo likučiai. Sudėjau tą, ką radau tame pakalime. Ir atnešiau štai čionais. Su viltim, kad šitą lizdelį, paukščiukus, netoli namo ras žvirbliai tėvai. Na ir taip visą naktį čia šitą dėžutę ir prastovėjo. Galvojau, kągi daryti toliau. Ryte radau visus sveikus, jokie katinai jų nepasiėmė. Na ir pradėjom operaciją. Žodžiu, operacija vadinasi persikraustymas. Kadangi aš jų namą išardžiau iš pačio viršaus, tai nusprendžiau juos perkelti į va šitą namelį. Nesimato. Į šitą inkiliuką. Čia prieš mėnesį dar gyveno kielė, bet tai užaugo paukštelį ir išskrido. Inkiliukas tuščias. Taip kad čia dabar gaunasi kokių 20 metrų. Reikia perkraustyti, bet jeigu aš perkelsiu visą šitą lizdelį tiesiai iš ten į čia, nu, akivaizdu, kad tėvai greičiausiai neras. Tai aš tą dėžutę su paukšteliais per visą dieną po žingsniuką perkelinėjau. Žodžiu, perkeliu žingsnį ir čia nešiojau lentas, pagalius ir stebėjau. Jeigu tėvai tupi ant krašto, laksto, skraido, reiškia, jie randa. Tada perkeliu dar toliau ir vėl stebiu. Jeigu rado tėvai, tada dar kartelį perkeliu ir šitai per visą dieną. Čia pastačiau paskutinį kartą ant žemės. Rado tėvai, tada ant kibiro apversto, tada ožiuką pastačiau, ant ožiuko kėdę pastačiau ir šitaip su laiku prie pat inkiliuko buvo va ta dėžutė su vaikučiais. Žodžiu, ir va šitą va priekinį visą aš nusukau, čia labai gerai nusisuko ant varžtelių. Nusukau šitą priekį visą, išėmiau seno lizdo likučius ir įdėjau šito lizdo dalį, kad būtų jų kvapas ir jie nebijotų čia gyventi. Įdėjęs lizdą, užsukau visą, kaip priklauso, uždariau ir tada sudėjau tenais tos žvirbliukus 5. Vienas žvirbliukas iššoko ir palindo, va čia buvo šitas padėklas ant žemės ir ant to padėklo buvo visas šitas senas šiferis sukrautas. Teko perkrauti visą šiferį čionais, kad atkelti padėklą ir ištraukti žvirbliuką mažą. Jį suradau ir apgyvendinau ten. Ir visa šita va konstrukcija, kuri va čia buvo sustatyta, palikau taip ramiai, kad tėvai visgi atskridę pradėtų ieškoti savo vaikų ir tada surastų gal. Sėdėjau pusę valandos, sėdėjau toli, va tenais, va ten prie tų va lentų ir stebėjau. Lietus lyja, su skėčiu sėdėjau ir visgi tėvai rado savo vaikus. Tai aš tada visą tą konstrukciją pakilas visas prarinkau ir dabar galima džiaugtis, kad išardžius vieną būstą suteikiau kitą būstą. Tenais viduj žvirbliukai. Nežinau, ar matosi. Tai tokia istorija. Yra kuo pasidžiaugti.